Tai žmonėms, sekantiems mano šį YouTube kanalą, turiu pasiūlyti dar vieną butą iš Pastavo. Jeigu ieškote 78 kvadratinių metrų buto Švento Stepono gatvėje, Vilniuje, siūlau man pasiskambinti. Neužilgo būsiu pasirašęs tarpininkavimo sutartį su savininkais, tačiau apie butą jau galiu šnekėti ir turiu teisę. Kuom butas yra išskirtinis? Tai svarbiausia, kad būtų nereikalingas joks remontas. Ir buto kaina yra atitinkamai geresnė šiai dienai negu esančių pasiūlymų rinkoje. Ką aš turiu omeny? Šiandien Švento Stepono gatvėje yra parduodamų butų, panašių butų, gerokai už didesnę kainą. Ir mano nuomonė, pardavėjų lūkesčiai tiems butams šiandien dienai yra per dideli. Po keletos metų, taip, tos kainos bus realios, bet ne šiandien. Taigi mano parduodamas butas bus už patrauklesnę kainą negu butai, kurie yra šiuo momentu pardavime Švento Stepono gatvėje. Kodėl jūs turėtumėt norėti nusipirkti butą, kurį neužilgo paskelbsiu į atvirus pardavimus internete? Tai kad, kaip ir minėjau, būtų nereikalingas remontas, nes remontas buvo padarytas ne per seniausiai. Žmonės, kurie jame gyveno, buvo itin tvarkingi ir labai mėgo keliauti. Tad bute neužsibūdavo ir kai jūs nusipirksite tą butą, jūs galėsite iš karto įsikelti. Išskirtinė architektūra, kadangi butas yra 4 aukšte, tai turite antresolę ir antresolė ne 1,40 m, o tokio dydžio, kur yra galima suformuoti visiškai atskirą kambarį. Šiandien dienai antresolėje yra svečių ir darbo zona. Tai jeigu atvažiuoja kažkas apsistoti keletą naktų ar ilgesniam laikui, tikrai jaučiasi puikiai antresolės patalpose. Bute labai gerai išplanuotas visų daiktų sandėliavimas. Yra didelės spintos, sieninės spintos, kur telpa visas garderobas. Nereikia papildomų kažkokių didelių komodų ir sukti savo galvos, kur paslėpti kažkokius menkniekius, kurie jums kasdien yra nereikalingi. Gal daugiau iš tikrųjų apie patį butą galima būtų sužinoti atvykus į apžiūrą. Ir vyšnia ant torto. 78 kvadratiniai metrai, 2007 metų statyba, su parkingu, kaina 370 000. Pasižiūrėkite butus parduodamus Švento Stepono gatvėje, įsivertinkite kainą ir aš laukiu jūsų skambučių. Iki pasimatymo turto apžiūroje. O jeigu jūs apie šį butą sužinojate iš šio video, tai sveikinu. Prenumeruoti kanalą apsimoka. Taip? Gero pavasario. Iki.